Trečiadienį Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen perskaitė savo trečiąjį metinį pranešimą. Pirmieji jos žodžiai buvo aiški įžanga į pagrindinę beveik valandos trukmės pranešimo žinutę. Europa pirmą kartą svarsto sąjungos padėtį Europos žemėje siaučiant karui. Pabandysiu paminėti ne tik tai, kas buvo kalbėta, bet ir tai, kas liko anapus eilučių ir kaip aš tai suprantu. Geltonai mėlynas pirmininkės kostiumėlis ir tokiamis pat spalvomis apsirėdžiusios visos ją lydėjusios Europos komisijos moteris, kaip ir tai, kad pranešimo klausytis buvo pakviesta Ukrainos prezidento žmona Olena Zelenska, dar kartą aiškiai pademonstravo, kurioje fronto pusėje dabartiniai sąjungos vadovai ir europiečių dauguma. Esminis akcentas, kurio nuosekliai laikėsi pirmininkė, buvo solidarumas. Solidarumas su Ukraina ir solidarumas atlaikant visus iššūkius, kuriuos Europai kelia pernelyg ilga jos draugystė su Rusija, kuri ta draugystė virto energetinė priklausomybė. Ir dabar kiekvieno europiečio namus aplankančiomis, augančiomis sąskaitomis už šildymą ir elektrą. Tarp esminių geopolitinių akcentų paminėtina ne tik aiški parama Ukrainai, bet ir tolesnis Ukrainos integravimas į sąjungos politinę ir ekonominę erdvę. Politinis pažadas – maksimaliai sparti eilės kaimininių šalių integracija. Pasak pirmininkės, Ukraina kartu su Moldova ir Sakartvelu bei Vakarų Balkanais yra ES ateitis, be kurios ES liktų neužbaigta. Tiesa, itin didelės ekonominės privilegijos jau artimiausių metų kol kas žadamos tik Ukrainai, kuriai bus atverta milžiniška sąjungos rinka. Pirmas žingsnis, kuris tikėtina pradės galioti jau per artimiausias savaitės, nemokamas roamingas Ukrainos gyventojams visoje sąjungos teritorijoje. Tai teisingi sprendimai, nes kartais tokie atrodytų maži žingsneliai šiandien, paliečiantis praktiškai kiekvieną šeimą, suartina labiau nei milžiniškos perspektyvos ateityje. Lietuvoje labai daug dėmesio sulaukė pirmininkės pripažinimas, kad Europa dešimtmečius klydo, negirdėdama perspėjimų iš tų šalių, kurios ta ar kita forma jau anksčiau patyrė brutalę rytų kaimyno jėgą. Tarpe tie perspėjimai buvo ir iš Lietuvos, Baltijos valstybių ir Lietuvos. Geriau vėliau nei niekada, sako liaudės išmintis, tiesa, tas vėliau dabar kainuoja labai brangiai. Besidžiaugdama tuo, kad karas Ukrainoje įrodė Europai, kad ji neklydo vertindama Putino Rusijos grėsmę, Lietuva dabar savo ruožtu privalėtų pasimokyti iš jos aiškinimų nenorėjusi girdėti vakariečių ir rimtai pradėti analizuoti jau iš vakarų politikų lūpų sklindančius perspėjimus. Pažiūrėkime, ką jie sako ne tada, kai daugiau mažiau entuziastiškai ploja Ukrainai ir sąjungos plėtai, bet tada, kai grįžta namo ir kalbasi su savo rinkėjais arba tarpusavyje. Taigi šioks toks šaltas dušas arba keli momentai, kurie liko anapus pirmininkės optimistinės retorikos. Labai krito į akis tai, kad tuo metu, kai absoliuti dauguma europarlamentarų paremdami pirmininkės žodžius atsistoja plojo Ukrainai, kraštutinės dešinės politikai apskritai negausiai susirinkę salėje sėdėjo, kalbėjusi tarpusavyje ar naršė savo telefono ekranuose. Vakare Europos liaudės partijų grupės susirinkime, analizuojant pirmininkės pranešimą, irgi dauguma kalbėjusių susitelkė ties vakarų Europos valstybėms aktualesniais sausros, žemės ūkio ir infliacijos klausimais. Pirmininkė atviriojo kelto pranešinio labai griežtai kritikuota dėl to, kad pernelyg akcentuodama Ukrainą pamiršo ypatingai nuo sausros nukentėjusių vakarų europiečių bėdas ir nepateikė visiškai aiškaus plano, kaip bus suvaldomos kylančios energetinių išteklių kainos ir kokios apsirūpinimo maistų perspektyvos. Įvertinus, kad Europa kol kas švelniai suka į dažinę, gražus pirmininkės pažadai gali pradėti strigti. Keli momentai, į kuriuos vertėtų atkreipti dėmesį Lietuvoje tiems, kuriems svarbi Ukrainos ir Lietuvos pergalė, taigi tiems, kuriems ES yra inkaras laikantis tegul ir sąlyginę taiką, o ir ekonominė gerovė namuose. Pozityvus poslinkis vidinėme ES fronte – santykinis Vengrijos Orbano užmaščių užkardymas. Manoma, kad jau šį sekmadienį bus sustabdytas finansavimo srautas Vengrijai.
pajutusi, kad perspėjimas, kad dėl teisės viršenybės pažeidimų ji ne vien žodžiais, bet tiesiogiai gali būti atjungta nuo europinių finansų srauto, Vengrija ilgai prieštaravusi galiausiai sutiko, kad būtų pratęstos sankcijos Rusijai. Tikėtina, kad taip bandoma demonstruoti lojalumą europiniam solidarumui, tikintis, kad bus užsimerkta prieš vertybinius pažeidimus šalies viduje. Klausimų kelia ir rinkimų Švedijoje vertinimas. Vyriausybė labai tikėtina suformuos centro dešinė ir tai gera žinia Europos liaudės partijų šeimai, kurios pozicijos Europos vadovų taryboje tokiu atveju bus tvirtesnis. Bėda ta, kad norint suformuoti valdančiųjų kabinetą, centro dešiniai teks priimti į koaliciją kraštutinės dešinės partiją, savo ištakose turinčią net neonacių ideologijos elementų. Na, malonu, kad šie kraštutiniai dešinieji pasisako Švedijos narystę NATO, bet eilė kitų vertybinių niuansų gali ir taip menką persvarą parlamente turinčią naująją daugumą laikyti įtampos būsenoje. Nieko gero nežada ir artėjantis rinkimai Italijoje, kur valdžia gali gauti panašios kraštutinės dešinės partija. Nuolat solidarumą akcentuojant Europos komisijos pirmininkė, kaip įprasta modernioje politikoje, stengiasi įkvėpti rinkėjus, nutylėdama galimas gilias problemas. Kiek vaisingas toks kelias jau matėme, kai nebuvo išgirsti dalies Baltijos šalių politikų perspėjimai dėl Rusijos grėsmės. Akcentuoju žodį dalies todėl, kad pastaruoju metu gan įdėmiai seku Lietuvos kraštutinės dešinės kalbas ir jos aidų kartoja antieuropinę Putino retoriką nukreiptą prieš liberalią demokratiją. Ir beje, tai ne vien marginalų kalba. Vertindamas naująjį potencialų susitarimą dėl užsienio politikos, vienos iš parlamentinių partijų lyderis Saulius Skvernelis sakė, kad jis negali pasirašyti tokio sutarimo, nes jame kalbame apie kažkokias liberales vertybės. Pabrėžiu, tokias agresyviai antieuropinės kalbas platina partijos, kuri turi labai aukštą reitingą ir turi vietų, netaip mažai parlamente vadovas. Manyčiau, kad dauguma Lietuvos gyventojų, kaip ir vokiečiai su Nord Streamais, čia neižvelgs nieko blogo. Gi reikia ginti mistinės, tradicinės lietuviškas visokių naisių vertybės, ar ne? O kad tai reiškia pasitraukimą iš ES, daugumai net į galvą neteina. Norint stabdyti desintegracinius procesus ES, Ursula von der Leyen pasiūlė sušaukti Europos konventą, kuris be kita ko galėtų iškelti iniciatyvą reformuoti ES sutartis ir panaikinti veto teisę. Iniciatyva puikiai visų pirma todėl, kad neleistų atskirom šalims narėms, kaip dabar Vengrija ir Lenkijai, šokdinti visos sąjungos. Kita vertus, norint panaikinti veto, reikia visų nacionalinių parlamentų pritarimo. Ir tai yra labai komplikuotas situacija. Ir stabdo tą perėjimą prie kvalifikuotos daugumos perspektyvos. Mane asmeniškai džiugina tai, kad pirmininkė paskelbė, jog artimiausiu metu bus paskelbtas paktas demokratijai ginti, o korupciniai nusikaltimai susieti su esminiais žmogaus teisų pažeidimais. Pirmininkė savo pranešime daug kalbėjo ir apie energetikos krizę. Ją ruošiamas įveikti bendromis pastangomis, panašiai kaip buvo įveikta pandemijos krizė. Pagrindinis artimiausio laikotarpio siūlymas apriboti ir valstybių naudai pervesti perteklinius pelnus tų elektros energetikos kompanijų, kurios tokius pelnus gauna dėl to, kad dujos pabrango, dujinių jėgainių pagaminta elektra taip pat pabrango. O pagal dujinėse jėgainėse pagamintos elektros kaina yra nustatoma visos rinkos elektros kaina. Ir taip atsinaujinančios ir branduolinės energetikos jėgainės išlaikančios žemą elektros gamybos savikainą gauna didelius viršpelnius. Manoma, kad tokiu būdu papildomai bus sugeneruota 140 milijardų eurų, kurie galėtų atitekti šeimoms ir verslui padėti susitvarkyti sąskaitas už elektrą. Šis pasiūlymas artimiausiu metu bus svarstomas ir Europos parlamente. Tiesa, nors jis skamba labai patraukliai, bet galima matyti ir čia pavojų. Viena vertus, ES siekia sparčiau vystyti atsinaujinančią energetiką, bet siūlo reguliuoti jos rinką. Čia kai kas mato galima grėsmę investicijoms.
Ir tai, kad mato tą grėsmę investicijoms ir apie ją kalba, yra dar vienas signalas, kad solidarumas gali pradėti strigti, kai bus pasikėsinta į galimus pelnus, kaip ir buvo Nord Stream atveju. Galimos ir tiesioginės problemos Lietuvai. ES siūlymas naudingas toms valstybėms, kurios turi daug atsinaujinančios ar branduolinės energetikos pajėgumų, dabar gaunančių didelius pelnus. Lietuva tokių pajėgumų neturi. Mes patys pasigaminame tik apie 30% reikalingos elektros energijos, o likusią dalį importuojame daugiausiai iš Skandinavijos, kur Skandinavijoje didžioji dalis ir pagaminama atsinaujinančio arba branduolinėse jėgainėse. Kitaip sakant, lietuviai dabar generuoja viršpelnius kaimynams ir kol kas visai neaišku, ar tos kaimynų vyriausybės gavę į savo biudžetus nusavintus viršpelnius su mumis jais pasidalins. Taigi ir vėl svarbiausias žodis – solidarumas. Solidarumas ir yra ES.